Brangūs žiūrovai, sveikiname Jūs mūsų medija komentare. Vatikanas ir Liuciferio kultas. Tai, ką 1992 metais atskleidė vienas iš vedančiųjų Meksikos dienraščių proceso, šiomis dienomis vėl jaudina protus. Iš aukščiausios Meksikos masonų tarybos vado Karloso Vaskueso Rangelo lūpų tuomet išgirdome. Cituoju. Tarp 8 sudarančių Vatikano valstybę pastatų sienų yra ne mažiau kaip 4 Škotijos masonų ložės. Vienas tėvas paliudijo, kad tam tikrose šalyse, kur bažnyčios veikla yra draudžiama, šios masonų ložės slapta atlieka Vatikano darbą. Didelių tyrinėjimų bei švietėjiško darbo dėka visame pasaulyje renkami svarūs įrodymai, atskleidžiantis skandalingą Vatikano ryšį su Škotijos masonais. Ar dešimtmetį trukusi kova tarp katalikų bažnyčios ir iliuminatų buvo tik visuomeniai skirtas taktinis butaforinis mūšis? Nuo visuomenės buvo slepiama, kas yra didžiausio masono ritualo, taip vadinamo Škotijos ritualo, jo šiandieninėje formoje kūrėjas. Tai buvo ne kas kitas, kaip Albertas Paikas. Albertas Paikas, praktikuojantis satanistas, žinomas kaip Šėtono bažnyčios įkūrėjas. Nuo 1859 iki 1891 Paikas buvo pagrindinis Škotijos masonų vadas. Šis pakankamai svarbus ryšys šiuo metu kaitina jausmus visame pasaulyje. Albertas Paikas savo pagrindinėme masonų veikale Morals and Dogma rašo. Lucifer is God. Lucifer, God of light and God of good, is struggling for humanity against Adonai, the God of darkness and evil. Taip, Liuciferis yra Dievas. Liuciferis, šviesos ir gėrio Dievas, kovojantis už žmoniškumą prieš Adonajų, tamsos ir blogio Dievą. Toliau, Albertas Paikas aiškiai skelbė Šėtoną. Tai yra velnė geru, o kūrėja Biblijos Dievą piktu. Tai suprantama neramina daugelį žmonių. Tuo metu, kai išoriškai buvo akivaizdi konkurencija tarp Vatikano ir masonijos, išaiškėjo, kad buvęs 33 dienų popiežius Jonas Paulius I, tariamai tapęs ritualinės žmogžudystės auka, pats buvo aktyvus masonas. Jonas Paulius I rekomendavo liuciferiškos masonijos atstovą Kardučį, žinomo šėtoniškojo himno autorių, kaip pavyzdį jaunimui. Jau dreba mitros ir karūnos, šlovė tau Šėtonė, o maištė, o keršijantį proto galę. Kardučį buvo masonų propagandos Italijoje vadas, įkūręs taip vadinamą Propaganda Due, P2 ložę Romoje, kurios nariu tapo Karolio Vojtylos patikėtinis kardinolas Marcinkus. 1996 Grand Orient Italijoje suteikė Jonui Pauliui II Galilėjaus premiją, aukščiausią Italijos masonų apdovanojimą. Tai grindžiama tuo, kad apdovanotasis savo pontifikato metu nuolat puoselėjo universalias masonų vertybes. Rubrikoje Necenzūruotas švietimas rasite liudytojų pasisakymus šią aktualią temą apie slaptą Liuciferio garbinimą katalikų bažnyčioje. Mes panagrinėsime tikslesnio žodžio Liuciferis reikšmę, aiškinamojo žodyno pagalba. Iki šiol asmens vardas Liuciferis mums buvo žinomas iš bažnytinės lotynų kalbos. Visada šis vardas reiškia Šėtoną, tai yra velnę. Ir jeigu šis vardas vis dažniau absoliučiai atvirai girdimas lotyniškame garbinime, tai jau pakankamai aiškus pareiškimas. Bet paskaitykite ir pažiūrėkite patys. Liucifer. Pagal bažnytinę lotynų kalbą. Liucifer. Jis, velnės, Šėtonas. Visada, pagal aiškinamąjį žodyną, vardas Liuciferis bažnytinėje lotynų kalboje reiškia velnę arba Šėtoną. Jeigu velykinių mišių metu lotyniškai atvirai giedama apie Liuciferį,
Vokiški katalikiškų dainynų tekstai žodį Liuciferis pridengia aušrinę žvaigždę. Tačiau latiniška Biblija Vulgata, vadindama Jėzų aušrinę žvaigždę, niekur nenaudoja žodžio Liuciferis, bet tik tai Stella Splendida Matutina, žėrinti aušrinė žvaigždė. Ir šis akivaizdus Liuciferio pridengimas kelia visuotinį pasipiktinimą. Remiantis senoviniu aiškinamojo žodynų apibūdinimu, katalikų bažnyčios liturgijoje giedama ne kas kita, kaip Liuciferį, savo liepsna pasirodyk ryte. Tas Liuciferis, sakau aš, kuris nežino pražūties. Kristus, tavo sūnus, kuris sugrįžo iš apačios. Jis linksmai nušvietė žmonių giminę ir jis gyvena ir valdo per amžius. Vis daugiau įrodymų, kad Romos katalikų bažnyčios viršūnės slapta garbina Liuciferį ir žiūri jį kaip į Dievo sūnų. Be to, dėmesį patraukia ir didžiausias pasaulyje teleskopas Liuciferis. Kam jis priklauso? Vatikanui. Bet pažiūrėkite patys.